Nu ir sveiki visi. Grįžtam į YouTube. Čia kurį laiką nefilmavau. Jau, kaip sak, kažkurį laiką nebesfilmavęs. Gal reikia prafilmuoti. Tai va, jau biškį triušiai ir užaugę, kum paskutinį kartą rūdžiau. Čia jau tai iš tai ir vyresni. Yra. Kiti yra antrą mėnesį gimėjimą, o kiti yra trečią mėnesį. Čia vis atskiris vis paveina jau seniai. Visi ir su tatvirau matuvas. Tik tą kamerą spėjai matyti. Seniai kaba filmavęs biškį tik įsigointi. Nu. Tai va, tokiai dalykėlė. Kažkas naujo gal ir yra. Čia dar ir vat, du ir viens jau iššoka pasivakščioti. Čia buvo, kur buvo be mamos palikti, kai vien patys auga, bet visai niek ir pasigavė. Gan niek atrodo. Tai va, tokie dalykai. Čia irgi atskirts ir patens. Čia irgi patelė. Tai va. Čia turėjom mamą. Bandėm sukerkti, bet neatsibėt niek, tai matyt neapsibėga. Bandysim dar sykį. Matot, toks pagurklis triušiaus. O atrodo niek čia stebuklingai, šitą biškį karts nuo kart kombinuot su grūdas, arba vieni grūdas šeins ir viskas, bet pagurklis išsipenėjęs ir daug. Nors pašaras nėra jau toks labana ir kaloringas. O tiem, kurie jau triušiam duodam tokį dažniausiai kombinuotas ir grūdas maišytą pašarą. Kadangi noras, kad ir kailis būtų gražus. Gal kokį parodą vyks rudenį. Gal pavyks dalyvauti. Tai kaip sak, jeigu nori triušiaus išlaikyti, kaip sak, sudėjimą ir kailį, tai reikia namie pilnavertį pašarą duoti. O šeina ir grūdų tokių vis tiek nebus. Paskiau kažkas buvo klausęs komentarą dėl tų kokcidiozės. Aš čia profilaktišką pavasarį sudaviau tokį. Man kolega likutį buteliukį įdavė. Tai vat nežinau, kas nestvartoja. Toikins man įdavė. Čia rašo, kad triušis nėra nupieštas. Čia kažkaip galvija, kiaulis, turbūt avis gal, ar kas čia. Tai va toikį ten palei svorį paskaičiavo, ten gal mililitrą gal veina, gal kažkiek vienam triušio ten palei svorį, nebepamenu. Tai pavasarį buvo sudavęs. Nors nebuvo tikrus, ar čia man kokcidijai buvo, kas, ar šiaip su virškinimu kažkas buvo negera. Gal pašara su toksinas kokias buvo. Nes čia man buvo viena patelė problemų. Tai aš, kaip sak, grįbiausi jau visų įmanom priemonių. Nors to neišskaruotis patelį. Skarodėm, ką dariau, tai pakitėm kepenys, kaip nebuvo. Tai, ką žinau, kažkas žarnyns buvo vis toks įdomus. Su gleivėm vedau toks, nežinau, gal kažkas su pašaras. Tai kombinuots vis pašaras išmečiau, kon turėjau grūdus. Ir tūkstantį surišėjai dar, kad kolega davė, tai biškį pašaras įmaišiau. Ir kažkaip niekai, viskas maniai baigės. Tai palikau, nesupratęs, kas čia yra. Nebuvo tie pavasarį, bet, sakau, pakalbėjom, kad jiem irgi buvo. Gal kad tas šalts ilgs pavasaris. Kažkas pašarus įvyko, negera. Tai va, tokie dalykai. Kaip sak, tų triušių neprūdas čia. Čia dar patina. Du yra. Va, viens burguns.
Ir dar viens ir. Burgundėlis, o tuo veina trečioji, kur turėjau iš Slovakijos, to jau tek atsisveikinti. Kažkas nam ten biškai susiklydėjom pasidarė negera, nes pakitimą tokiai gan ryški. Tai jau nusprendžiau, kad jau viskas nam užteks, nes jau 4 metų buvau. Ir vangus toks pasidarys, nelabams benoriai kerkti. Tai dabar apie 2 patins datūrų, bet man patelį bus reikalinga. Tai va, gal turit kažkas iš pažįstam, gal planuojate kokį užsienį važiuoti. Katrai žiūrat, gal netgi tokių ir parodo. Tai gal kas parvežtų mane į Burgundą su dokumentas. Nes pas manis tik su dokumentas triušė, kadangi aš ant sveisų, kitokių neturiu. Tai va. Gal kas karts važiuojate, turit pažįstam, galit pakomentuoti. Tai va, tokie iš to triušiaus naujienas. Kažkas jau seniai buvo parašęs komentarą, kur dingęs. Tai pasirodau, kad nedingęs, tik ta, kad niekad Labanoj nebuvo. Tai niekad nefilmavau. Galvoju, reik prafilmuoti. Parodyti, ką pagyvenam. Kad dar kažko turam. Tai va, tokie dalykai. Trumps vidusiks. Kad turėsim ko naujo, parodysim. Gal dar rudenį paroda vyks, akademijoje turėtų būti. Gal pavyks sudalyvauti, savo atsivežti. Jei kas pažinsit, galit prieiti, pasikalbėsim apie triušis ko nors ar šiaip. Tai teik turbūt. Ačiū, kad žiūrat, ką pakomentuojat. Jeigu žmogus rašo, kam dinga, reiškia kažkas, gal kažkam jau man turinys patek. Tai va. Ir iki.